ekscelencijos, mėly bičiuliai, pirmiausia, noriu padėkoti už didelę garbę būti čia su jumis tokiame svarbiame renginyje. Savo pranešimui pasirinkau temą, kuri, kaip gali susidaryti įspūdis, mūsų visuomenėje šiandien gal dar nėra labai giliai apmąstyta ir įvertinta, nes vis dar daugiau mūsų visuomenė susirūpinusi nesibaigiančiamis diskusijomis apie sovietmetį, nei apie žymiai artimesnį laiką, kurį dauguma dar gerai atsimena, tai yra apie nepriklausomybės pradžią ir po to sekusius dešimtmečius. Pokyčiai, kuriuos Lietuva patyrė žlungant Sovietų imperijai ir vėliau, buvo ne tik staigus, neprognozuojami, radikalūs, bet ir daugiaplaniai, apimantis kone visas gyvenimo sritis. Tad stebėtina, kad iki šiol vis dar neįprasta apie tai išsamiau diskutuoti. Gal todėl, kad daugumai žmonių šis transformacinis laikotarpis buvo išties nelengvas, nebe pralaimėjimų, suklupimų, nusivylimų ir kartėlio, kartais net balansuojant ant pačios egzistencijos briaunos arba ją net peržengiant, o jo kolektyvinės pasiekmės iki šiol lieka iki galo neįsisąmonintos ar net viešai svarstomos, uždengiant tai gerovės valstybės mitu. Atrodo, kad net ir mūsų socialiniai humanitariniai mokslai nėra rimčiau ir kompleksiškiau analizavę šito laikotarpio. Čia aš visiškai sutinku su profesoriumi Aleksandravičiumi, kuris tai pastebėjo, išskyrus negausias išimtis. Tačiau kas, jei ne Baltijos kelio grandinė, ta horizontali linija, suvienijusi ir sulyginusi mus, kurie jame dalyvavo, geriau įkūnija tą tuomet daugelio širdis pripildžiusi troškimą vaduotis iš svetimos valdžios primesto kelio į niekur, formalių ir neformaliųjų hierarchijų, galia grįsto viršininko pavaldinio, pono ir tarno santykio. Sąjungininkai svajojo apie demokratiją, nejusdami, kad jų veikla jau yra pati griniausia jos išraiška – laisvas, kolektyvinis, savanoriškas ir nesavanaudiškas veikimas bendram labui. Todėl ir buvo nuveikti darbai, šiandien atrodantis kone kaip fantastika ar net sapnas. Tačiau žvelgiant iš mūsų dienų perspektyvos, argi šios tuometinės aukščiausios tautos dvasios pakilimo akimirkos nebuvo tik obertonas, dėja nepakitusiam pagrindiniam tonui, totalitarinėje santvarkoje dešimtmečiais įgytoms patirtims ir išgyvenimo strategijoms, kurios nejučia vėl pradėjo po truputį atsinaujinti ir stiprėti, įžengus į naują laukinio kapitalizmo kūrimo stadiją. Visų pirma, be galo svarbus ir būtinas atlikti moralinis darbas susijęs su teisingumo atstatymu, kuris iki šiol taip ir liko nepadarytas iki galo, buvo tiesos apie save ir kitus, su totalitarizmu susidūrus sąžiningas atskleidimas. Visi tie nusikaltimai žmoniškumui įvykdyti įsibrovėlių ir jų vietinių parankinių per 3 viena kitą sekusias okupacijas, tas visuotinai įsigalėjęs totalinis melas, smegenų plovimas ir kontrolė, sekimas, skundimai ir šmeižtai, cenzūra, vogimai iš valstybės ir iš artimo, galiausiai visi tie kompromisai dideli ir maži, į kuriuos su savo sąžine kasdien buvo verčiami eiti sovietmečiu gyvenę, visos šios krikščionims puikiai žinomos didžiosios nuodėmės taip ir liko kaltininkų nepripažinti, neapgailėti, neišrišti ir neatitaisyti, nors jų aukos lyg ir buvo apgėdėtos ir pagerbtos. Šie nusikaltimai ir niekšybės buvo pernelyg lengva ranka nurašyti kitiems, kartu su sovietų kariuomenė palikusiems Lietuvos žemę, arba jau seniai mirusiems, nenorint patikėti, kad kartą neišrauta blogio sėkla, neatstatytas teisingumas, lieka tūnoti dirvoje, kol randa būdų vėl atželti. Todėl iki šiol ir murkdomės nesibaigiančioje desovietizacijoje, be liustracijos, pabrėžiu, kovodami su mirusiais poetais, bet nelinkę pripažinti totalitarizmo metais įdiegtos prievartos, įtarumo ir neapykantos kitam ir kitokiam, ypač silpnesniam, savo pačių širdise, žodžiuose ir veiksmuose. Nors pagrindiniai Sąjūdžio revoliucijos siekiai, išaugę iš Gorbačiovinės perestroikos, buvo viešumas, tai yra tiesos apie praeitį ir dabartį atvėrimas, savarankiškos bei savistovios valstybės ir laisvo piliečio sukūrimas, nuomonių įvairovės, pluralizmo užtikrinimas
ir valdančiųjų privilegijų panaikinimas, ilgainiui juos užgožė einamieji reikalai ir mokymasis gyventi naujomis sąlygomis. Atsisukę atgal, šiandien jau galėtume sakyti, kad posovietinė Lietuva perėjo bent 3 didžiuosius etapus, skirtingai projektavusius ir įgyvendinusius jos viziją ir misiją. Pirmajame etape, tai yra maždaug nuo Sąjūdžio pradžios iki įstojimo Europos Sąjungą ir NATO, buvo gręžiamas į tarpukarį, į Pirmąją Respubliką, joje ieškant lietuvių valstybės kūrimo patirčių ir perimtinų pavyzdžių. Tačiau šios jungtys su tarpukariu dažnu atveju te buvo juridinės ar simbolinės, kylančius iš naujos valstybės legitimacijos poreikių, o ne principinės vertybinės. Nevilioja ir autoritarnės valstybės pavyzdys, mat vis dar gyventa atgautosios laisvės ir įtvirtinamos demokratijos rūpesčiais ir lūkesčiais. Tačiau globalieji procesai vertė čia pat perimti ir įsisavinti neoliberalaus ekonomikos modelio nuostatas, atkakliai laisvosios rinkos ekspertų siūlytas postsocialistiniai ir posovietiniai vidurio rytų Europai, veikiai susidūrė su apie kapitalizmą vien iš sovietinės propagandos ir nuogirdų, te žinančių postsovietinių lietuvių įsivaizdavimo, kasgi yra tas kapitalizmas. Ši padėtis, kaip ta propaganda ir piešė, sukūrė itin negailestingą ir baugų to kapitalizmo vietinį pavydalą. Tai yra šalį, kurioje dažnam lietuviai veikiai nebeliko vietos. Likusiems be gailesčių ir moralinių skrupulų kovojant vieniems su kitais dėl geresnio kąsnio ar didesnio pinigo. Tai buvo tuo metu gražiai pavadinta ir skatinta kaip laisvoji konkurencija. Trumpa krikščionybės sugrįžimo į viešąjį gyvenimo blyksnį nepriklausomybės pradžioje sparčiai keitė mamonos kultas. Ir aš čia nesutinku su prieš tai kalbėjusi, kuris sakė, kad mes šiandien labiau esame agnostikai. Ne. Dauguma šiandien išpažįsta naujus dievus. Tai yra mamona, pinigo dievas, ir aš vadinčiau Malochas, tai yra galios dievas. Ir kiti, aišku, dievukai ir dievai. Be ceremonijų įsigalėjęs šis kultas mūsų naujai kuriamoje ideologinėje ir socioekonominėje tvarkoje pastebimas iki šiol. Antrasis etapas, kurį galėtume apibrėžti kaip prasidėjusi su įstojimu į Europos Sąjungą, pasižymėjo į grįžimo į Europą retoriką ir siekiais, lyg nebūtume europiečiai, lyg neturėtume Lietuvoje geografinio Europos centro. Tam reikėjo bent formaliai atitikti kandidatams į bendrijos narius Briuselio keliamus reikalavimus, kas buvo mielai imituojama, kartais net persistengiant, kaip antai pirmiesiems skubant ratifikuoti galiausiai taip ir likusią nepriimtą sutartį dėl Europos konstitucijos. Priklausimą vakarų civilizacijai mėginta pagrįsti ir demonstruoti įvairiais įmanomais būdais. Nuo karaliaus Mindaugo kaip pirmojo eurointegratoriaus jubiliejaus šventimo iki Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo ideologiškai buvo labiau linkstama remtis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaip dabartinės susivienijusios Europos tolerantiško, daugiakultūrio ir daugiakonfesijos pirmtako, o ne pirmosios respublikos, kaip suverenios tautinės valstybės, lygiavertės tautų Europos narės, istoriniais precedentais ir pasakojimu. Tai liudytų ir gana blankus, bei be solidesnio turinio praėjęs Lietuvos šimtmečio šventimas 2018 metais. Eurointegracijai gilėjant atitinkamai silpo ir Lietuvos politinės bendruomenės ambicijos bei noras išsaugoti Lietuvos suverenumą ir kultūrinį savitumą. Juos keitė troškimas kuo sparčiau įsisavinti šalį pasiekiančias ES dotacijas, gaunamas mainais į paklusnumą ir vis didesnį politinio subjektiškumo atsisakymą. Šio etapo pabaigą paspartino Lietuvos pastangos nešti demokratiją po sovietinį regioną per rytų partnerystės programą, nežiūrint augančio Putino Rusijos pasipriešinimo šiam projektui, kas galiausiai baigėsi Krymo okupacija, karo Donbase pradžia ir prastėjančia saugumo padėtimi regione. Trečiajame etape, nuo 2014, tai yra nuo Krymo okupacijos, o ypač nuo 2019-2020 COVID laikų iki pat dabar, vis dar gyvename Europos rytuose augančios kompleksinės saugumo krizės sąlygomis. Šį laikotarpį galima būtų pavadinti iki apokaliptinių, bet ne ta prasme, kaip jis suvokia krikščionis, nes mes visi gyvename iki apokaliptinių laikotarpių, bet ta, žodžiu, prasme, kai
ta baisioji nežinia ir numanomas galas, ar būtų nematomo ar visur esančio viruso, ar bet kada galinčio įsiveržti priešo pavydalu, daugelio psichologiškai išgyvenami, kaip bet kokių kontrolės savo likimų svertų praradimas. Ir čia beje man gražiai susišaukė profesoriaus Jakubaičio pranešimo pavadinimus apie Ouroborą, nes pati esu kažkada publikavus ir laisvai yra prieinamas internete tekstas apie gyvatę ryjančią savo uodegą, kur irgi kalbu apie panašius dalykus, bet labiau iš politekonominės pusės. Ir mes, jeigu pažvelgtume schematiškai Ouroborą, tai galėtume tai suprasti kaip tam tikrą uždarą sistemą, kaip tvirtovę, kurios viduje yra tuštuma. Ir kaip čia jau buvo kitų pranešėjų cituota, susirūpinę savo gyvybių išsaugojimu, mes prarandame dvasią, mes prarandame esmę. Taigi nespėjame nesusivokti, kaip valstybė geopolitinio savarankiškumo ir politinio subjektiškumo eroziją pradėjo dangstyti ir kompensuoti augančio vidaus kontrolės laipsnio. Apie tai jau šiandien irgi buvo daug kalbėta. Taigi šias dvi krizės ji pabandė pažaboti susiteikusi savo vienvaldę teisę ir net pareigą ganyti piliečius savo nuožiūrą, netgi jų konstitucinių teisių, orumo ir sąžinės laisvės sąskaita. Tuo pačiu įsitvirtino ir vienos tiesos ideologinis monopolis, grįstas kairiojo liberalizmo vertybėmis ir dienotvarke, kurio kritikai automatiškai susilaukė viešosios ekskomunikos. Valstybė savo valdančiųjų politikų ir pareigūnų asmenyje ėmėsi vis labiau kištis į privatų žmogaus ir šeimų gyvenimą, nustatinėti, kuo tikėti ir kaip elgtis, bei ką mylėti ir ko karštai nekęsti. Buvo pradėta brukti nauja asmens lytiškumo, šeimos bei žmogaus teisių samprata, tiesiogiai besikėsinanti į šimtmečiais susiklosčiusią tradicinę pasaulėžiūrą, apskritai į asmens teisę turėti savo nuomonę ir vertybės, nebūtinai sutampančias su oficialiai propaguojamomis. Beje, ši naujoji ideologija suskliaudžia žmogaus ir jo teisių apibrėžimą iki itin siauros, specifinės, išskirtinės visuomenės grupės. Ir čia galiu kaip pavyzdį paminėti mane gana giliai sukrėtusi įvykį, renginį, konferenciją vykusią 2023 metais Lietuvos Seime, kur susibūrė visuomenininkai, žmogaus teisių gynėjai, tų tikrųjų žmogaus teisių, o ne vien kelias abėcėlės raidės pasirinkusių organizacijų samprata žmogaus teisės. Taigi įvyko ta konferencija, kur buvo aptartas labai platus žmogaus teisių ir jų pažeidinėjimų spektras, tačiau šita konferencija absoliučiai nesudomino Seimo žmogaus teisių komiteto, nei jo vadovas Raskevičius, nei kiti nariai, išskyrus 2 opozicijos atstovus tiesa, nesiteikė ateiti, nes matote, ne apie tas teisės buvo kalbėta. Beje, pastebėta, kad bendražmogiškosios moralės nuostatos patiems šių naujųjų ideologinių srovių gyvendintojams dažnai negalioja. Dvejopi ir netrijopi standartai, kylantis iš lotyniškos patarlės apie Jupiterį ir jautį, jau senokai pas mus yra tapę kasdienybę ir nieko per daug nebestebina. Susiformavęs naujasis senasis neonomenklatūrinis elitas sutelkė savo rankose finansinius, institucinius ir medijinius išteklius bei įrankius, siekia užvaldyti visas gyvenimo sritis, įtvirtindamas vienpartinę ir vien ideologinę įtaką ir galią. Tokioje padėtyje demokratiniai rinkimai ir jų rezultatų realizavimas per valdymą tampa problemiški ar net komplikuoti, ką ir stebime pastaruoju metu. Tokia naujosios partinės verslo, saugumo struktūrų ir medijų nomenklatūros propaguojama posttiesa ir moralinių relatyvizmų grįsta laikysena puikiai dera su bekompromisių savų vertybių ir nuostatų primetimu visiems piliečiams, dargi pasitelkus valstybės institucijas, o esant reikalui ir jos prievartos mašineriją. To pasiekoje įsigali visuotinė baimė, sakyti, ką galvoji, prisitaikymas ir galiausiai cinizmas. Neišvengiamai suklesti ir resentimentas, kai vien bejėgiškai piktinamasi socialiniuose tinkluose susikloščiusią situaciją, nesugebant ar nepajėgiant nieko keisti. Ši padėtis tam tikrą prasme sugrąžina mus prie sovietinio eksperimento siekusio sukurti homo sovietikus padarinių. Šios socialinės inžinerijos eksperimento tikslas buvo išugdyti pilnai suvisuomenintą žmogų, visiškai pajungtą totalitarinės valstybės reikmėms.
Tačiau jo rezultatu tapo ne totaliai naujas žmogaus tipas, bet asmuo, tik totaliai prisitaikęs prie sovietinės tikrovės, pasirengęs ją priimti kaip be alternatyvę duotybę, tačiau tuo pačiu mėginantis išsaugoti ir savo vidinę autonomiją, laikydamas špygą kišenėje valdžiai. Tuometiniam režimui būdinga tylių sandorių su valstybės sistema individualiame lygmenyje neišvengiamai išvirto plačiai paplitusiais reiškiniais kaip sisteminė korupcija, vadinamoji pakazucha, prirašymai, blatas, dvimintė ir taip toliau. Ir sovietinės sistemos griūtis į šį rinkinį iš esmės neatnešė nieko naujo, tik pašalino tuos tuomet buvusius socialinius bei institucinius baudžiamuosius reguliatorius, kurie prilaikė ir ribojo korumpuojančių mechanizmų jėgą. Tokiu būdu sovietmečio patirtis posovietinėje visuomenėje tik sustiprino dichotominį oficialiosios ir privačiosios sričių antagonizmą. Išties paradoksas, kad privatumo ir individualizmo viršenybė visuomeniškumo atžvilgių iš esmės buvo suformuota dar sovietmečiu, nepaisant oficialių lozungų, kaip atsvara prievarta diegiamam kolektyvizmui. Pastarasis žlugus jį palaikiusiai sistemai buvo atmestas. Ir dėl to posovietinėms visuomenėms iki šiol taip sunku kurti solidarumo, subsidiarumo, empatijos ir bendruomeniškumo saitus. Tai dar labiau sustiprino tradiciškai negatyvų politikos kaip viešųjų reikalų suvokimą ir dar labiau nuo jo atskyrė. Taip pat izoliavo ir pačias oficialią ir privačią sritis. Ši šiandienos posovietinė tikrovė išlieka gaji ir panašu net stiprėja. Mano minėtas įsigalintis vienos ideologinės srovės, pavadinkim tai kairiojo liberalizmo institucinis, moralės, ideologinis monopolis bei represyvus santykis su nupilietintais gyventojais sudarė sąlygą šiuo metu besiskleidžiančiai politiniai geto kultūrai. Kita vertus, matome, kad šiandien Lietuvoje praktiškai neliko kolektyviai pasidalijamos viešosios pilietinės tapatybės, kuri galėtų sulyginti ir suvienyti valdančiuosius su valdomeisiais bent kuriais klausimais ir atvertų erdvę bei kelią viešai ir laisvai diskusijai įvairiais visuomeniai išties rūpimais klausimais. Vietoj to stebime įsigalint imitacinę demokratiją ir iš esmės naująjį šaltąjį pilietinį karą, kuris, jau panašu, kad ir virsta karštuoju, nes jau pasiektas itin pavojingas visuomenės susiskaldimo, sukiršinimo ir skirtingų grupių abipusės neapykantos bei oponentų dehumanizacijos lygmuo. Nebesant vietos nevaržomiems politiniams debatams, kurie lyg ir privalėtų užtikrinti, suteikti visuomeninis transliuotojas, pastarųjų vietą užėmė pseudopolitiniai pliurpalai socialiniuose tinkluose, kurių politinės mobilizacijos protestams potencialas yra apdariai kontroliuojamas ir varžomas. Kaip pastebėjo sociologas Ralfas Dahrendorfas, visuomenėje, kur privatumo, individualizmo ir nesikišimo į politiką dorybės yra iškeltos ir itin išaukštintos, žmogaus asmuo tampa būtybė be viešojo gyvenimo, o nacijos formavimas paliekamas, jei ne savieigai, tai nunykimui, natūralu. Tad Lietuvoje, kurioje įsigalėjo oligarchiniai klonai ir portokratinis valdymas, valdžia tik kosmetiškai tebesidangsto vakarietiškais demokratijos fasadais. Čia susiformavus ir tarpusavio pasitikėjimo bei empatijos stokojantį įvairių ideologų ir politechnologų lengvai manipuliuojama visuomenė įprato kaupti informaciją, gėrybės ir ryšius, kurie, kaip ir vėlyvuoju sovietmečiu, yra pasidalinami tik tarp savųjų, visus kitus paliekant hopsiškai konkurencijai. Kur užuot blaiviai keliant problemas ir siūlant jų sprendimo kelius, susipriešinimas, apkalbos ir nuolatiniai vieni kitų kaltinimai ir smerkimai tampa viešojo diskurso šerdimi, o tuo pačiu ir demokratijos laisvų debatų imitacija. Mūsų sąjūdžio revoliucija buvo antiimperinė, protautinė ir proliaudinė ir todėl giliai demokratiška, tuo pačiu neišvengiamai antinomenklatūrinė ir liberali pačia kilniausia šio žodžio prasme. Šiandien jos palikimas ir šios vertybės yra įžūliai, bet nepastebimai per dešimtmečius atmestos, nepaisant kai kurių politikų pomėgio dangstytis sąjūdžio simboliniu kapitalu. Viešumas taip,
lyg ir yra realizuotas, bet jis tapęs bedantis ir begalis, paverstas įkyrių triukšmų, kurį galiausiai nustojama girdėti. Nuomonių pluralizmą pakeitė vienos tiesos monopolis ir tam tikroms politinėms jėgoms savavališkai prisiskirtas arogantiškas moralinis teisuoliškumas. Vėl atgimė neonomenklatūrinės privilegijos ir nebaudžiamumas. Privilegijos, apie kurias sovietiniai partiniai funkcionieriai galėjo tik pasvajoti. Atgimė ir baimė, visuomenės baimė, bei poreikis saugotis viešumoje, kad ko bereikalingo nelepteltum ar neparašytum, dėl ko galėtum realiai nukentėti. Nes kaip ir sovietmečiu nieks neužtars, neateis į pagalbą, priešingai dar su malonumu paspirs gulinti. Apmaudžiausia, kad nepastebima, jog yra atsiradę lygus ir lygesni, galintys sau leisti arogantiškai iš aukšto žiūrėti į paprastus žmones, nesukaupusius tiek galios ir pinigų, kiek vadinamasis elitas. Ir tai veda ne tik prie dviejų Lietuvų, juntamų jau ne tik geografiškai, bet ir fiziškai, bet ir prie pačios demokratijos ir asmens laisvės erozijos. Taigi čia šioje konferencijoje svarstomas klausimas, ką daryti. Skirtingai nuo kitų pranešėjų neturiu tokio didelio optimizmo ir net nesu tikra, ar katalikų dvasinio pasipriešinimo sovietmečių atmintis ir patyrimas galėtų mums išties pasitarnauti pavyzdžiui šiandien, nes jie gyveno kitomis sąlygomis. Tuo metu turėjo dvasinio solidarumo ir bendrystės tinklus, ganėtinai gerai išplėtotus. Šiandien šie tinklai dėja yra arba sutraukyti, arba labai nusilpę, arba sukompromituoti, arba dar baisiau patys katalikai, dalis jų yra persismelkę tą liberaliąją ideologiją ir ją integruoja, jau prie jos pritaiko krikščionybę. To nepaisant, krikščionims šiais laikais, kaip ir visada, reikia sekti Kristumi, o tai reiškia nebijoti pasiimti savo kryžiaus ir turėti drąsos klausyti savo sąžinės balso. Ačiū.